Taigi mes grįžtame į studiją ir tęsime diskusiją, bet dar norėčiau, kad visi išklausytumėm, taip pat ir žiūrovai, ką papuolęs į šią situaciją žada Saulius Stoma ir po to pratęsime pokalbį. Manau, kad čia bus ne tik bulvarinis serialas, bet aš labai tikiuosi, kad čia bus rimtas teisinis serialas su rimtom teisinėm pasiekmėm ir ne tik teisinėm pasiekmėm, bet ir moraliniam pasiekmėm. Nes tokiam, nežinau, vos nepasakiau vėl to žodžio negero, tokioj situacijoje neįmanoma dirbti nei politikoje, nei dirbti, man atrodo, tikrai žiniasklaidai, kuri nori kažką išsiaiškinti, o ne išprovokuoti ir pasirinkus auką, ją pribaigti. Čia tiesiog buvo pasirinkta auka, nežinau kodėl mane pasirinko būtent Saulius Bartkus, su kuriuo tikrai bendraudavom normaliai. Matyt, galima tik įtarti visokius dalykus ir tiesiog buvau suniokotas, bet nesiruošiu dabar klauptis ant kelių ir atgailauti. Taigi, kodėl pasirinko Saulius Bartkus, turbūt reiktų perfrazuoti tą klausimą. Turbūt jis pasirinko merginą ir toks ir buvo pasirinkimas, ar ne? Kaip jūs galvojat? Niekas jo nepasirinko, aš manau, kad kiekvienas yra savo laimės kalvis, jeigu perfrazuojant. Kaip tą savo situaciją susikalė ponas Stoma, taip yra ir dabar. O apie tą visą prieš istoriją aš jau minėjau. Na, Rūta, apskaitai, kaip jūs, jauna žurnalistė, jaučiatės, kai ši istorija tapo tiek plačiai žinoma? Na, man buvo keista, nes tai buvo paprastas žurnalistinis tyrimas, manęs buvo paprašyta pasižiūrėti, ką politikai veikia Facebook'e, na ir visą tai tikrai ne mano dėka išaugo į tokį didelį burbulą, nes Saulius Stoma yra labiausiai prie to prisidėjęs, kad šitas tyrimas išaugo į 3 rimtus susitikimus, na, tai man tai yra patirtis. Nesigailit, kad sudalyvavo tokiam reikale? Žinoma, kad ne. Na, Saulius Stoma, regis, labai rimtai jumis buvo susižavėjęs, turbūt čia tokia švelni formuluotė. Aš labai abejoju. Abejojat? Abejoju. Man atrodo, jis norėjo pasinaudoti. Norėjo tiesiog pasinaudoti. Sekė pasakas, ar ne? Taip, manyčiau. Jums nebuvo atsiradęs toks, simpatijos jausmas tam žmogui? Ne. Nebuvo, tiesiog pakankamai profesionaliai žiūrėjote į tą darbą ir tiek, ar ne? Na, mes laidos pradžioje kalbėjom apie tai, ar tai gali apskritai kažkaip tie teisiniai procesai, kuriuos jisai pradeda pakeisti, jo reputaciją, politinę karjerą. Pone Valatka, kaip jūs vertinate? Mes gyvenam tokiam vis labiau siurrealistiniam pasaulyje ir štai mes išklausėm, ką šneka Stoma. Tai prieš 20 metų, kai aš buvau Seime, tokių dalykų nebuvo galima išgirsti net prasčiausiam, kraupiausiam sapne. Ir mane stebina ne tai, ką Stoma dabar šneka. Mane stebina tai, kad kokie pusė ar trečdalį žiūrovų bus Stomos pusėje. Juk ir vakar skaitydami po tai išklotinę komentarus, mes kas 3, kas 4 radome, kur Stoma palaiko. Kitaip sakant, yra visiškas siurrealizmas. Iš esmės, visiškai nebėra svarbu ne tik, ką žmogus sako, ar ko nesako, ne tik kaip jis elgesi ar nesielgia, o iš esmės Lietuvoje yra svarbu taip. Čia yra mūsiškis, todėl jis teisus. Užmuštų žmogų, ko gero, irgi galbūt ne tiek daug, bet palaikančių bus. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Taip, vienas užmušė 2 žmonės ir yra nacionalinis herojus, vos ne Tadas Blinda. Tai vat šitas siurrealizmas ir veda prie to, kad Seime ar patekti į Seimą iš esmės reputacijos beveik nebereikia. Gali būti, kad dar po 2 kadencijų bus prie Seimo pakabintas plakatas, kad tie, kurie rūpinasi savo reputaciją, kurie nori būti padorus, tiems šičia yra ne vieta. Na, pone Bartkau, jūsų nuomonė, ši istorija, kuo ji gali baigtis? Greičiausiai niekuo. Blogiausia, kas gali atsitikti Sauliui Stomai, tai jį ką? Išmes iš konservatorių partijos, į kurią jį priėmė prieš 2 savaitės. Ar dar kas čia galėtų politinė prasme nutikti? Kaip jūs manote? Politinė prasme aš nežinau, o Stomos grasinimai teismais, pasižiūrėsim, kaip prokuratūra įvertins visą šitą situaciją. Bet aš manau, kad čia yra, čia toks yra desperatiškas žingsnis. Na, iš esmės tai yra laiko tempimas, kaip jūs vertinat? Tai Seimo nariai apskritai šitą variantą kreipsiuos į prokuratūrą, turbūt nėra Seimo nario, kuris to nebūtų daręs. Ką to pasiekiama?
į prokuratūrą atidaviau, 2-3 mėnesiai praėjo, per tą laiką kiti 5-6 Seimo nariai pateks į skandalus, visi pamirš ir aš tyliai išplauksiu. Ta prasme, čia gal Stoma labiau nori pasiteisinti prieš savo ūkinę bendryją ar panašiai, nes iš tiesų namuose tai yra ne taip paprasta kaip televizijos studijoje jam šiuo metu, man taip atrodo. Na ir iš esmės tame, ką jisai veikė, kriminalinio nusikaltimo, turbūt sunku išvelgti. Čia yra grinai moralinis klausimas, jeigu jis kam rūpi. Ypač dėl politikos ir galų gale, jeigu Stoma nebūtų vaidinę Šventeivos, tai ir dėl šitų dalykų mažai kas galėtų mesti į akmenį. Bet kai tu viešai aiškini apie šventąją šeimą, o čia pat mergaitė jaunai dėstai, kad mano žmona, ne žmona yra tik ūkinė bendrija, tai, kaip tokius pavadinti žmonės? Taip, kitas dalykas, ko mes dar nepalėtėm, tai yra, jis tose susitikimuose, kaip suprantu, save vaizdavo tam kaip svajonių jaunikį, turtuolį, nors jo turto deklaracijoje yra 0. Jis turbūt pasakojo apie tai, koks jis turtingas ir taip. Taip, Saulius Stoma užsiminė, kad turi vieną geriausių Vilniuje būtų senamiestyje, turi antrą būtą Vokiečių gatvėje ir dar 3 yra kažkuriam rajone. Taip. Na, iš tiesų, neįtikėtina, ar ne? Aišku, gal tai galėjo būti ir pasakos, flirtuojant su mergina. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad tai, ką jis kalba viešai, neturi nieko bendro su to, ką jis daro realiai, ar ne? Ne, ir taip ir yra. Jeigu yra žmonių Lietuvoje, kurie nori turėti tokį žmogų Seime, vadinasi, mes tokio Seimo ir esam nusipelnę. Na, bet panašu, kad tokių žmonių turbūt ir nėra labai daug. Jisgi pateko pagal Valinsko sąrašą. Žmonės balsavo už Valinską. Už Valinsko pokštą. Už tai, kad nebūtų nuobodu. Nenuobodu iš tiesų. Cirkas tęsiasi. Taigi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą. Dėkuoju už pokalbį. Dėkui. Kita laida Lietuva tiesiogiai. Pirmadienio mes dar pasimatysime sekmadienį laidoje 24/7, kurioje taip pat analizuosime ir šią temą. Gero vakaro. Iki.